Sveikučiai, jeigu dar kas nors nežinot, kas yra laimė, žinokit, va tai yra laimė. Gyventi gyvenimą yra laimė. Džiaugtis paukščiais, ryte po ryto rasą pabraidyt. Ką sugalvojo kažyje? Nu kuo, viokai sumyslijat? Sumyslėnai? Eini? Einam ten. Einam, va šitos geriau užgaudoma viokus. Va šitos va. Tai jau kaip pienės nužydės, tai čia bus už 2 savaičių. Galima bus jau ir pjaut. Liucerna. Ir žolytė. Kažkokia, nežinau kokia. Skani turbūt. Jūs viską žinot, tai pasakykit man, kuo reikia purkšt. Kokią chemiją purkšt. Pieva, kad pienės išnaikint, bet neišnaikint liucernos ir neišnaikint varpinių žolių ir dobiliukų. Agronomai nežino, tai jūs gal žinot. Kuom, kaip, ar išravėt tiesiog. Žiūrėkit. Prižiūrėkit, ką rugiai veikia tokį gražų rytą. Anis jau varpas iškėlė, tuoj linguos. Nu, kol kas atrodo gražiai, rugių derlius. Būsimas derlius. Turėsit skanaus raido. Dar tyresnio, dar švaresnio. Be chemijos. Be trąšų. Tai va, matot? Pamokėlė, rugiam nepatinka tiesioginė sėja ir aišku, sėjos terminas turbūt buvo biški. Bet ir tai gal ta tiesioginė sėja netiek būtų blogai, jeigu anksti tai būtų padaryta. O kadangi jau vėlokai sėjom į sausą žemę ir da tiesiogiai, nu tai tada tokie ir buvo nekokie. O dabar jau, kokie. Tai prasideda ralio savaitė. Vakar jinai prasidėjo. O šiandien pirmi testai. Pirma šių metų, šio sezono treniruotė su Žilvinu. O jūs kada bandėt vairuoti pagal taisyklės, kaip iš tikro reikia? Nekarpyt kampų, sukat į sankryžas, posūkį rodyt teisingai, iki kol pabaigi manevrą pilnai, kol mašina išsitiesina. Nebandėt? Bet ir žmonės nesuprant, važiuoja, ta prasme, jeigu tu realiai suki į posūkį nekirsdamas kampo, nu tokį aštrų darai, tai kitas vairuotojas lenda į tą tarpą ir žiūri į tave, tipo, ką tu čia darai dabar? Nei ten važiuoji, nei ten, taigi taip va reikia. Bet čia ta tokia sistemytė, kaip ir mokykloje, kaip ir universitete, taip ir su teisėm. Popieriukas kišenė ir nebeįdomu niekas. O apie parkavimas tik šis patylima. Nėra linijų, nebežino žmonės, kaip parkuotis. Labą dieną su vištiena. Nu ką, susirašėm. Sakė, kur tavo atstumai per metus dingo. Tai reikia praktikos, reikia važiuot, kad normaliai važiuot, nes atstumų nebėra, nu, ta prasme, nuo posūkio iki posūkio. 50. Koks tu sako 50? Mano dėdė Žilvinas sako, kad atlėksi ant 140. Koks tau čia 50 bus čia? Ir iš karto. Tai jo, bus reikalų šiemet. Mokinsimės iš naujo, kaip sakant.
Žilvinas atsisėdo šoną, iškart mašiną reguliuot pradėjom. Galas bėga, neišeina suvaldyti. Aišku, padangos plikos. Bet vis tiek reguliuojam, jau prasideda reikalai. Puikiai. Kaip gera su Žilvinu važiuoti yra tuo, kad jis yra sensėjus. Jisai pirmiausia, išsijung BMW režimą, varyk. Atvarėm ir įvarėm tikrai labai gerą rezultatą, labai geri pojūčiai ir žinom dar kur guli sekundžių ir viskas žiauriai fainai. Greitis yra, kontrolė pilna, pasitikėjimas šturmanu pilnas. Žiauriai gerai. Ir savo mylimiem žmonėm, gerbėmiem žmonėm nelinkėkit sveikatos, o dovanokit sveikatą. Čia tavo sveikatos. Kad būčiau stiprus, kad žvalus, kad pilvukas kad būčiau stiprus kaip Petras, tiek jėgų turėčiau, kantrybės, užsispyrimo ir darbštus toks būčiau. Taip, sveikatą. Tai ką tas BMW režimas reiškia? Tai kad žiemą daug atvažinėjau su BMW ir atvažiuoju į ralį ir važiuoju kaip su BMW. Ir Žilvinas iškart sako, taip netinka, važiuoju kaip su kvatrinė. Arba kaip su priekiu varoma. Pabandžiau. Panašiai, bet ne. Išjung tą ir tą. Išjungiau ir puikiai. Greitis neslidime, važiavimas neslidinėjime šitą mašiną yra. Su BMW sako taip, turi čiuošt, nes kitaip netilpsi kely. Čia turi tiksliai čia. Nesupratau. O kas čia? Ką tai reiškia? Čia kažkas kažkokių ženklų pristatė? Niekaip nesuprantu. Pranešimas apie numatomos statinių projekto pradžią. Kokioj čia vietoj? Neįsivaizduoju, kur čia yra toks daiktas. Cinkomet. Labai geras kratytuvas, labai hegvito šiaip technika gera. Kokybės ir kainos santykis yra aukščiausia klasė ir štai aš galiu ralį važiuoti. Kažkas man prilipo čia. Aš myslėjau, kad neįmanoma mėšlakračių išplauti kaip naujo. Įmanoma dar pusę dienos ir nuplaučiau. Visą dieną, visą dieną, visą mielą dieną plaunu mėšlakratį. Aitrix ant fūras dirbti iš pirmą kartą sugebu ant tokio siauro traliuko užvaryt. Tokiais va tarpais. Ir Cinkomet, ir Agromaš, ir Samaš, ir tokie, ir smulkintuvai, ir grėbliai, ir vartytuvai. Reiks man dar grėblį pasikeisti į Samaš ir bus gerai, kad turiu hegvitą agro. Hada rūpinasi geru tepimu, kad davažiuočiau, kad variklis gerai teptasi ir visi kiti agregatai. Kaip sakantis, netepsi, nevažiuosi. A jeigu gerai tepsi su Hada revitalizantais ir tepalais, važiuosi toli. Ir variklis tarnaus ilgai. Hada rūpinasi geru tepimu mano varžybose, susirašymuose, lenktynėse. Ir ne, per daug nebus revitalizanto varikliams. GPS meistras rūpinasi mano akimis, saugumu, kad ir kur bebūčiau, matyčiau, kas vyksta namuose. Okei, čia jau rimčiau.
Bioversija rūpinasi, kad kol aš būsiu ralyje, mano javai visi būtų sotūs. Aukštaitijos katilai rūpinasi, kad kol manęs nėra namie būtų šilta. Investicija į save, dantis tvarka. Tai šiandien reikia važiuoti į ralį susirašinėti. Nuo ryto pas dantistą. Tada paskambino Andrius, kad atvažiuos kukurūzų sėt. Kukurūzų nėra, vakar turėjo atvežti sėklos. Žemė neparuošta. Spėsim. Važiuojam paruošti žemę. Laukiam atsakymo, kur dingo kukurūzai, kodėl neatvežė vakar. Jeigu nėra, tai tada lašų Andrius, žubo lašų, turi savo, tai nupirksiu iš jų tada. Eleo durnės tai avys, išpyliau rapsą seną, supuvusi kelių metų, smirdantį, nesupuolė valgyt. Durnės tai jūs. Čia kur nenupurškiau, tai dabar sulekščiuosiu. Ir kai visą lauką lekščiuosiu, dar kartą sulekščiuosiu. 2 kartus gausis. Suleidau giliai, kiek eina. Ant 10 važiuojam, bet... Nu va, ir visai neblogai gavosi. Dar... kad nevažiuot pakeltų nuo to galo, nes ten baigiau į ten, tai važiuojam skersai. Dar galvoju, gal su volu privaluot prieš sėją, nes kukurūzų sėjamoji vis tiek, nu, jinai tikrai įterpia, ne kaip paprasta sėjamoji, kad būna, nu, neturi jėgos įterpti į dirvą sėklą, tai bus lygiau ir kadangi pasės greičiausiai, kai manęs, nu tai aišku, kai manęs nebus pasės, po sėjos privaluot reikėtų, tai bus privaluota prieš sėją ir nebereiks to daryti. Nes reikia saugot drėgmę, reikia, nu, užeis sausra ir baigsis, bus kaip kasmet. Bet mano volo ašis kreiva vis dar. O dėl tokio ploto dabar važiuot pas Dainį, pasiskolint, vėl važiuot atgal. Nu važiuorim, tai net iš čia matosi, kad šita ašis yra kreiva. Kas blogiausia gali būti? Sulūžt. Sukasi kaip ir. Gal kaip nors atlaikys. Kadangi po lekščiavimo nepradžiuvo žemė, negaliu lentų paleisti, nes labai tempia tada. Ačiū. Paruošta, viskas. Varom, atvažiuos, pasės, neatvažiuos, nepasės. Pirmyn! 4 valandos rodo į vieną pusę, tai važiuosim ilgiau vis tiek. Pakomentuosiu truputėlį ralio virtuvę. Tai per tuos metus, kuriuos aš praleidau, pernai metus, nu, chebra, žinokit, nepraleido. Chebra pasitempė, chebra susipirko rimtas mašinas. Tai jeigu užpernai aš ten 10-uke kažką tai veikiau, tai šiemet, žinokit, ko gero, aš tik 20-uke galėsiu ką nors veikti, todėl kad visi pasistempė, visi nosis pakėlė. Stiprus šiemet konkurencija bus, oho, jaunimas, talentai, nu žodžiu, wow, tikrai bus ką veikti, tikrai teks pasitempti, jau taip belė ten, belė šiandien nebebus, jau reiks varyti, nes ir rimtiems sportininkam uodegytės jau biški įtrauktos, pariestos, žiūri, kas čia vyksta. Buivydai, pavyzdžiui, iš niekur buvo top. Talentai. Tai vat. Reikia kilometrų, reikia man dabar rinktis daug kilometrų, jaukintis mašiną vėl. Nu, ne jaukintis mašiną, o tiesiog kuo tu daugiau kilometrų nuvažiuoji, tuo tu komfortiškiau jautiesi, drąsiau jautiesi.
žinai, kaip vienam ar kitam posūkyje elgtis, drąsiai, greitai. Aš suprantu, kaip reikia važiuoti, bet aš dar nedrįstu, neturiu drąsos. Saugiai norisi taip nerizikuot. Bet kas nerizikuoja, tas Porsche nevairuoja. Ką pardavinėja? Iš ankstinė stenograms. Gerai surašytas? Dar netikrinu, nežinau. Bet nebrangiai. Ai, nebrangiai? Pėdisokas. Pėdisokas. Nu, tai reikia patikrinti. Bet nežinau, kas rašė, matai. Ok. Jeigu ten kur nors, žinai, netoks rašytojas, tai gali būti už pėdisoką per brangų. Bereiks. Ja. Так, рamiai, susiorientuojam. Dėkuju. Taip. Klausyk, bet tu įsivaizduoji. Tai, o kaip čia jisai dabar valdosi? Taip pat. Čia pilnas? Apatinis nulinasi, o viršutinis Ai, ne, apatinis. Tai čia ilgasis, čia trumpasis, ar ne? Čia trumpasis, klink, to čia ilgasis. Ja. Nu, gerai, bandysim su juo mes susitaikyti. Labai smagu. Palauk. Taip, shakedownas. Tai ką, juokai baigėsi, pradedam darbus. Taip. Taip, Šiliūnas labai rimtai nusiteikęs. Ir aš taip pat. Juokų nebebus. Susirašėm pirmus 2 greičio ruožus. Mitsubishi ir BMW ralis bus čia. Top speedai visur. Max speedai. Max. Mūsų automobiliui tai bus koronė, bus tratatulkų dainos. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Kaip su BMW per driftą, taip pat garsas. Tai šiandien leido susirašyti tik tai 2 greičio ruožus. Tai prieš važiuodami nakvynę nužinam apsipirkti. Valgyt. Ką nors skanaus. Pažiūrėkit, tiek lietuviškų skanėstų visokių. Čia bus pusryčiai, o čia va paimsim tokį va vakarienį. Lietuvišką česnakinį. Ar galėtumėte duoti dzūkišką dešrą? Ta plonytė labai skanė. Daugiau gali būti padžiūvus. Lietuviškos mėsytės. Tik gaila, mes neturim laiko tam. Kai neturit laiko, galima paruoštą paimti. Gerai, gana viskas. Alkani vyrai parduotuvėje, žinot, kad yra labai blogai. Oi, čia šitie kokie skanūs. Šitie labai skanūs. Pasiėmė 2 vandens, o aš pilną krepšį. Ačiū. Palikom suvenyrų, bet jūs, kai žiūrėsit video, jau bus vėl žiūrėt. Ateit suvenyrų paimt. Jau linguojam. Nu jo. Ai, aš tą čia pasimsiu. Tai Lietuvoj... Mes į mano mašiną davažiavom. O kur mano visi? Nuvažiuojame Lazdijus. Tai tu ilsėkis, aš galiu nuvažiuoti. Tai aš tai prisilsėsiu dar. Ja, labai gera vieta, labai arti, tai atvažiuojam atgal. Pamiršom miške. Lietuvoj nakvynė nuo Lazdijų apie 30 km arčiausiai ir tai Vigvame tokiam būtumėm gavę. O Lenkijai 15 minučių ir visiška ramybė. Žinot tą jausmą, kai laukia labai ilga diena, o tu kažkodėl atsikeli 2 valandom anksčiau negu reikia. Aš juk tai tie rytai tie, kol dar saulė nepatekėjus, tai yra
Tai yra bomba, užsikrauni energijos visai dienai. Mintis visai kitokios aplanko. Gerai, žiūrim, ką turim po biškį. Žilvinas dar turbūt miega. Po biškį kraunam daiktus. Susitikrinu daiktus, ar viskas vyra. Reikėjo tai padaryti namuose. Namuose irgi pasitikrinau, kad čia nieko nepalikčiau. Susidedam ir varom. Laukia žiauriai ilga diena. Tai galima susirašinėti tik nuo 8, tai mes antri eiliai būsim. Tai gerai, eiliai antri buvom, lygiai 8 galim pradėti susirašinėti, tai taip ir darom. Galim. Prisirašėm labai daug visokių įdomių naujų dalykų. Kiek liko? 2 dar greičio ruožai? 2 greičio ruožai liko. Dabar einam į testinį greičio ruožą važiuosim. Ir paskui grįžę dar susirašysim 2. O reikia GPS-ą dabar įsidėti į mašiną ir paskui vėl atsinešti. Sekimo įrenginį. Serviso zona nuo miesto patraukta tolyn, nes mieste vietos nėra. Dabar kaip su padangom vyksta, tai sumokėjau pinigus už padangas. Jas tiesiog atveža autobusiukas ir ateina mechanikai, atsiveža ratlankius ir juos vietoj permontuoja. Nereikia patiem rūpintis, bet kaip ir pakalbėjom su servisu, kad visgi patogiau būtų pas juos, kad būtų padangos ne čia, nes jie iš anksčiau pasižiūrėtų, ar ratlankiai nesulankstys, nes jeigu čia atneši ratlankį ir jisai sulankstytas, tai ką tu darysi? Vis tiek montuosi. Modelis naujas. Parodyk, kaip pavyko pasiūti kostiumą. Atlikom Matavimus. matavimo veiksmus, paraukimus, užraukimus, užlenkimus ir beveik viskas cigel. Ant išaugimo, taip sakant, vis tiek dar Jeigu rankos pusmetrių dar išsitemps. Tai manau, kad kitą sezoną turbūt bandysiu kontraktą pasirašyti su Rokiškio statyba ir krepšinį žaist, nes matau, kad Petras man jie įžvelgia ūgio padidėjimas tipo. Welcome on board. Day flight number 250. Starting O sėdynė. at 11 o'clock. Sulėkiam testinį greičio ruožą. Oi, gerai. O padangos kimbas. Jetau. Net sunku patikėti, kad taip kimba padangos. Yra niuansų, dulkės labai dulkiai salone, neįmanoma, ta prasme, taip važiuot. Kažką reikia spręsti. Menas mano. Užkandam ir atvažiavom tęsti susirašymų. Testas padarytas, lieka va 2 greičio ruožai susirašom ir važiuojam ruoštis, rengtis, puoštis. Visi greičio ruožai surašyti, paskutinis bombinis, miške, tramplinai, kur į kosmosą galima išskristi. Ir siaura, ir smėlis, ir labai gerai. Labai Žilvinas mane primokė sensėjus šiandien, naujų dalykų. Atradau posūkiuose daugiau prasmės. Keistoka, kad serviso zona iš miesto išvaryta yra į tol, ta prasme, nuo miesto. Bet mieste vietos nėra, biški mažokas miestelis. Čia kaip Bro Racing, čia Pro Racing ir mano irgi komanda Pro Racing. Du tai paleidot pagaliau? Nu, vat nebūtų Ivanas sugalvosis ir Porsche. Okei. Abramovskis, kur 22 metais, kai važiavau vienodai su juo, važiavom, kapojomės. Viskas, jisai jau per tuos metus tiek nuvarė į priekį, ištobulėjo, kad
Nu, nežinau, ar aš tikiu savim, kad galėsiu jau jį, nu, jeigu metus visus važiuosiu, bet čia taip ir yra. Pavyzdžiui, ruoštumėtės maratonui, pasiruošit maratonui jau kaip ir, jau formoje ir metus praleiskit, nebėgiokit ir tada grįžkit ir prabėkit 2 kartus po 5 kilometrus ir sakykit, aš pasiruošęs maratonui. Tai vat, mano situacija irgi ta pati. Nepamirštama tai, kaip daroma, bet iš principo įgūdžiai yra atbukę, o ir chebra nesnaudžia. Tai, nu, ką šiemet teks susijimt. Matėt mano šturmaną be kelnių? Ir nepamatysit. Misija vėl ko nors nepalikti, viską susirenkam, dedam į mašiną ir keliaujam į uždarą parką mašinas palikti. Tai va, dideli vaikai susirinko į žaidimo aikštelę. 6 valandą oficialus startas, važiuosim per arką. Ten. Ir judėsim į pirmą greičio ruožą. Reikėjo power napą padaryti, bet okei. All good. Šiandien 4 greičio ruožai laukia. Greiti. Žinok. O, labas ralis. Čia mano kasiakas. Dėl ko? Pavarysiu mašiną, tai pasakyti. Žiūrėk, aš turiu tą lapą. Aha. Jis pas mane kuprinį. Į darbą nešiojas kiekvieną dieną ir vis ruošiuos išmest. Bet žinai, kodėl galvoju? Gausiu kombinezoną, tada išmesiu. O žinai, kaip būna nuojauta. Ir vis nekyla ranka. Aš palyginau savo, kur siunčiau ir radau dar tavo. Pašte dabar važiuoju, negalėjau susirašinėti, kol nepažiūrėt. Pažiūri, vietoj 3 cm, tau šiam 9. Su dalį juokėm, sakom, barankas bus įbilgesnis. Kaip žinai tas, kai buvo per Malviną, tas žinai tas Parodyk Žilvinai, parodyk tą istoriją, kame čia yra. Kad visi suprastų, kame reikalas. Nu, šiaip yra Giedrius labai draugiškas žmogus. Jisai bijojo, kad tik nebūtų per ankštas ir kad nebūtų per siauras. Nes jisai galvo, kad aš akinius ant pilvo nešioju. Kadangi šturmanai negali naudoti pirštinę, tai jie pasiūlo ilgesnį kombinezoną. Ir biškį platesnį tokį. Užsek viržiuką man, kaip priklauso. Dėl platumo nežinau, Ne, tu kaip priklauso. Nereikia užmest. Ateik dar ir tu tilpsi. Kelmės. Nu ką, pirmas šiemet, taip lauktas. Taip laukiam, taip norėjom. Nu ką, rengiamės ir lekiam. Stojam kažkur apie 3-4 km nuo starto visą laiką, kad pasišildyt padangas, pasišildyt stabdžius. Ta prasme, apsirengiam ir savo jau daugmaž minutę bandom davažiuoti į startą, kad nereiktų starte stovėti, kad startuot šiltom padangom, šiltais stabdžiais. Tuoj Žilvinas gaus laiko kartelę ir riedam į startą. Pralekiam 2 greičio ruožus ir taupom dabar kūrą, čia kad nebirbint. Ir denamės. Gerai, oi, kaip čia reikia skambint. Kaip čia reikia skambint šitais dopais. Pilnais turėjai ir tik tai biškį prisistabdinėt. Nu, aišku, yra špilkų, bet nu, čia reikia drąsos. Arba, jeigu tiksliau, patirties. 3 suvažiavom, atvažiavom į 4 LK ir sustabdytas greičio ruožas. Tai jau ralis atsitiko. Žurlys vertėsi ir išvažiavo Rescue Team. Sustabdytas greičio ruožas, tai mes laukiam dabar. Nu va, suskambinom visus 4 stopus, leido visgi važiuoti. Gerai. Reikia dabar pratintis greičio. Pavalgyt atėjai?
Jo, riešutukų valgiau. Ne. Nelabai suprantu, ką čia daro, bet žiūri parametrus visus, kaip kada stabdėjai, kada gazas spaudė ir vienu metu visokias kūro tenai normas, nu žodžiu, apie mašiną viską žino, ką aš padariau ralį, dopę. Visi tą patį irgi datą išsitraukia ir žiūri, kaip dirba variklis, sūkiai, kada stabdžiai, kokia temperatūra, nu žodžiu, viską mato, viską. Išleidžia bačkuklę. Bačkas neišleidžia. Servisą atliko naktį, dabar užpila kūro, važiuojam į Park Ferme, uždarą parką, per naktį palieka mašiną, tada rytoj ryte ateinam, pasiemam mašiną, atvažiuojam į servisą dar 15 minučių ir varom toliau su greičio ruožus. Good morning. Pagal orų prognozes šiandien laukia labai gera diena gulėti prie ežero. Lengvas vėjukas, kelių metrų per sekundę. Miške bus pats tas dulkėms stovėti. Šildyt jau? Jo, ves, kad žinai patikrinam ar užsiveda ir tada jau. Mes va kiek vis važiuojam, tai paskui žaibų makvynų šeimyną gaunasi. Reiktų, kad patikrintų jam pusašius priekinius, ar turi ar neturi. Šo? Pusašius priekinius turit pagal greitį, matau? Turim. Kelis. Mes suprantam, tai niekam neišduok paslapčių, bet mes suprantam tavo tarnai. Mes to kelią valom, patikrinam viską ar gerai ir tik tada tu gali važiuoti. Dulkės nupūskit. Taip, gerai dulkės nupūskit. Ačiū. Kaip kitaip liepti? Taip. Tikrai taip, ačiū, labai esu dėkingas. Būtum dar išlaikęs, o tai tiksliai. Ir link pabaigos, ten biški tie tramplinai su... Jau link. Va, jau lekiam. Tik tai biški, kai pradėjom keitinėti stenogramą, atsirado tokių niuansų, tai pirmas dopas labai gerai, antram tokių porą vietų, kur kaip ir sutapo, paskui pravažiavus jau sutapo stenogramą, bet važiavimo metu atrodė, kad kažkas ne taip. Tai ten kokias 5 sekundėlės tarp tų greiti tokie tramplinai, kur turi labai tiksliai užeiti ir pilnu. Tai va ten nusimetėm, bet vis, va, rezultatai rodo, kad ritmas atsiranda. Sulėkiam. 4 įsilėkiam. Galima pagal padangas spręst, kad įsilėkiam, nes kraštai pradėjo padangos dirbti ir normaliai dirbti. Netgi labiau nei priekis dirba. Dėsim naujas ir lėksim toliau. Taip gerai iš posūkio, tokie nėra greiti, iš posūkio į posūkį, taip va. Davai, dar duokit, dar ralio. Visai tą miškelį, toks labai siauras ir daug tramplinukų, bet visai gerai susivažiavo. Kažkaip tai galvojau, kad labai prastai. Neskubėjom, nešokom niekur, vienoj vietoj gal atkėlė. Ir dabar laukia, servisą daro. Nieko, padangų nenudylo. Labai maža distancija buvo. Ir dar vienas ilgas laukia, 12. Ir irgi su daug tramplinų tokių į... Važiavom ir įsivėlėm eilinį kartą į kovą. Dėl antros vietos 3 sekundės. Vieną sankryžą neteisingai važiavom, atstumas neteisingas parašytas ir už vieno tramplino posūkiuko trūko, irgi atsileidau. Tai va lygiai 3 sekundės, 3-4, o ten ir gulė. Tai ką dabar darysim? Paskutinis dopas liko. Nu ką, kylam? 3 sekundės. Šiaip tai pusę ralio mes tik važiuojam, o kitą pusę va, ką veikiam. Jausia vėlui. Piknikauja. Reikėjo pasakyti, kad čia tiek sėdėti reikės ilgai būčiau.
paėmęs. Skrydis Lazdijai 24, ček. Paskutinis stopas buvo uoga ant torto. Wow! Kaip skrido! Oh my god, kaip gerai buvo, jūs neįsivaizduojat. Nu, slidu ten labai buvo. Pirmas. Labai biškį nejaukiai, kaip žinai, kas yra, jinai tokia atsikišus ir grinai mane žiūri. Pagalys toksai buvo. Labai slidi vieta, tai pirma žymė ant automobilio. Bet labai gerai buvo. Ačiū mašinytei. Ačiū. Nu, tai visgi nepagavom to lenkiuko. Nu, jie labai greiti. Jie non-stop važiuoja, ta prasme. Ivanas kaifuoja žmogus. Tik taip, kodėl jis iš čia važiuoja. Nu, žodžiu, tai lenkiukai jie, pirmiausia, tai jie turi testų labai daug. Antra, tai jie visas varžybas važiuoja, kiek jų yra čionai, kur jie gali dalyvauti. Trečia, jie jauni. Pas mane jau įsijungęs saugumas, atsargumas, mąstymas. Nes pirmą dieną, kaip suprantat, ralio nelaimėsi greit pravažiavęs. Tai pasitenkinsim, trečia vieta. Tikrai niekiek kaip sakyt, negėda prieš juos laimėti, nes jie yra labai greiti. Bet mes bandysim testuotis, bandysim rinkti kilometrus ir greitėt. Dabar jau galiu sakyti, kad grįžom į ritmą, kuris buvo paskutiniam dope prieš metus, o dabar greitėsim. Pirmam raliui labai gerai. Ačiū. Aš suprantu, gero lenktynininko, gero tono ženklas ir apdovanojimo būtinai su GoPro ateiti. Tai labai gaila, bet Giedrius pralaimėjo. Laimėjo Vladas. Nu, aš tai skaitau, kad mes pavarėm tikrai neprastai. Su viena treniruotė. Visagino ralis toks buvo toks įdomus. Cool. O lenkiukų pagaut, nu, matysim. Šiaip jeigu taip jau panašiai važiuojam su tuo, kuris pirmą vietą užėmė, tai be šansų jį turbūt pagaut. Nu, nesakyk niekada. Jeigu aš turėsiu trenerį, mano treneris dabar yra Žilvinas, nes jis mane labai mokina daug paslapčių, subtilybių, tai matysim. Lenkiukai turi biudžetą biškį konkrečiai didesnį negu mano, bet tikėt savim reikia ir tuo, ką tu darai. Ačiū jum, kad žiūrėjot. Ačiū, kad palaikot. Važiuojam toliau.